Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną bandysim prikelti Mersą, kuris yra ką tik po eismo įvykio. O raktas yra. Tai dabar trumpai papasakosiu, kaip čia kas įvyko. Tai brolis važiavo su Mersu į darbą. Buvo slidu pakankamai, buvo šlapia. Priekiai sustojo dvi mašinos prie pėsčiųjų perėjos ir tiesiog nespėjo sustoti. Mašina čiuožė ir įkalė kitai mašinai į galą. Aišku, čia iš pirmos pažiūros nieko baisiai neatrodo. Tas kapotas tik tais, kad toks užlinkęs. Svarbiausia, kad nebūtų linkęs telikas ir sulinkę kokie lonžeronai. O dabar, kad viską tiksliau išsiaiškint, atsidarysim kapotą, šiek tiek apsiardysim ir žinosim, kokių dalių toliau reikės. Eik, tu naisi čia. Net grotelės labai gerai laiko va čia prie tų varžtų. Ai. Bet grotelės jau keisia, ne? Taip, taip. Tai jo, visą kapotą kartu. Na tai čia aš galiu tada laužyti. O! Nu jo, šitas kardą iškart reikės, matau. Na nes čia ją ištiesinti dėliai, tai biški reikalų bus. Čia spyna dedasi vis tiek. Nu taip neužsidarys kapotas. Normaliai. Eik tu, na. Vat kas čia tau trinasi tiek. Radikas pabėgo. Kaip šlanga. Eik tu. Tau pasisekė, kad čia nepasileido niekas? Nu, dar skaityk parvažiavau kokį 40 kilų, taip. Nu jo, rizikanas. Vandens yra, bet čia tiesiog vanduo. O kai čia trinasi? Jaiktų. Iškyvas vandens pompos. Tiesiog trinasi į ventiliatorių. Galvoju, nuo ko dabar pradėt. Gal nusiimsiu tą viršų, nes tada radiką jis atverst. Ištaškyta. Nu, truselis sveikas, viskas sveika. Biški yra perlinkus. Bet atitiesim ir manau bus gerai. Trosas. Gal eina, va. Ne, taip neina. Gerai, šitam plastikui vis tiek. Va. Turim pirmą detalę suvanuotą. Dūriau savo į pirštą, bijau pažiūrėti dabar. Kaip jisai čia atrodo, toj vietoj. Eik, tu gražiai čia užlinko taip. Tas radikas nelabai suprantu, ko ant taip įkibęs ten yra. Taip užspaudė viską, atrodo. Nieks nebejuda. Kiek detalių. Jo, šitus reik bandyti atlenkti. Ir tada galėsim radiką pabandyti pastumti vietą. Eik, kaip čia buvęs. Nu, kol kas taip. Vis dar negaliu radiko. Jaučiu dėl šito. Gal jis irgi čia linkęs. Ai, bet vis tiek yra paėjęs į vidų šitas visas rėmas. Nu gerai, žinai kaip padarom. Išėmam lempas dabar. Tada bus ir prieimo daugiau ir čia tų stiklų nesibarstys.
Dabar jau, sakyčiau, išimsim. Matos damage'as. Visas. Šiaip tai blogiausiu atveju ir tą radiką išsiimsim. Gražiai išsileisim tą antifrizą ir, kad normaliai susidėtų viskas, nes iš esmės, jeigu išėmus radiką, eitų prieit prie šitų rėmų pilnai išimt, tai tada apsimoka. Nes tada gražiai susidėtų viskas. Nes sparnai lygus, lonžeronai lygus, balkis lygus, yra tik šitos vietos sulankstytos, tai jeigu jas įdėt sveikas, tai čia mums net tampyti nieko nereikėtų, tiesiog kraunam ir viskas susideda gražiai. Čia matai lempą, tai kitokia. Čia nėra to rėmo tokio. Arba čia jisai nupjautas ir nežinau. Josgi skirtingos yra, netgi skirtingos lemputės dedasi. Nes vieną facelifto, kitą pre facelifto. O, čia į dvi dalis pasidalino. ATR padalyjimas. Bet tai žiūrėk, bumperis irgi visos gabalo nėra. Aišku, jisai nesimatys. Nors, kai viską sudėsi, gal ir matysis. Čia tiek daug skardų sueina, eina savo. Susijungia į vieną krūvą. Tokią galybę. Turėsite palų lipduką persiklijuoti. Bet gerai, blemba. Kaip darydavo, ne tais laikais. Atsisukai kažkokį rėmo dalį. Paukšt naują šoviai. Biškį su plaktuku atitiesinai. Aš tą patį jau sakiau per praeitą video, kai buvo avarija. Šiokia tokia. Laikosi apačioj dar ten kažkur. Ten varžtai šono. Vapšė, aš jo nematau. Visgi reikia imt bumperį. Tu, kaip laiko gerai. O čia kas per haltūrą? Tokį varžtą. O, čia tavo sensoriumas. Lauko temperatūros. O, bumperėzas iš šono. Nelabai koks. Bet iš bėdos sueitų dar. Dugno apsauga, kaip buvo, taip tebėra. Nepajudėjo net. Eik, tu, čia visas rėmas keičiasi. Nes va čia eina šita dalis. Eina, nueina iki apačios ir tada eina va tai va. Ir tada susijungia su ta. Tai realiai arba nedarom nieko, arba išsiemam radiką ir išimam visą tą tokį kaip ir teliką. Jo, čia telikas. Telikas yra va. Lempų šitie lizdai, tokie sakykim. Ir apačioj susijungia taip. Ir tada mes visą šitą gabalą išsiemam. Jeigu tu gauni kitą, tiesiog kitą į vietą, bam. Nes čia viskas tvirta. Čia iš papreito karto yra tas įlenkimas. Lonžeronai tiesus kaip styga. Čia tiesiog tas skardas užlinko. Tai žodžiu, vis dėlto nusprendėm imti radiką. Kadangi yra priėjimas patogiai išsileisti skystį, tai manau išsileisim, atsijungsim šlangas ir pilnai išsitrauksim. Tada galėsim prieiti prie teliko varžtų ir visą teliką išsiimti ir pakeisti kitų. Bus žymiai paprasčiau, daug nesukainuos ir viskas atrodys lygiai ir normaliai. Tegu bėg. Po to mes jį išsifiltruosim. Ir viso, pasimatuosim dar kiek laipsnių rodo. Čia jisai kaip ir sveikas yra. Biškį apkramtytas nuo vandens pompos. Bet šiaip sveikas. Eik, tu čia ledas. Ledas. Vandenėlis bėga savo linksmai. Kondiškės jaučiu jau nebėra. Ne, išniršta kažkas.
Tuoj pažiūrėsim. Galės jau net nebedėtų kondiškės radikų. Geriau užšins. Niek čia nesigirdi. Kadangi tas radikas kiauras, aš manau, aš tiesiog nukirpsiu tos vamzdžiokus ir tiek. Nesu koks skirtumas. Satana. Nu, hamutai tai žiaurus, jau tų pačių nebedėsim. Bėgs ar nebėgs čia? Ne, gerai yra. Pilna rankovė. Dabar va taip, op. Ant pypinės. Nieko čia eikt. Neatrodo, net nepalėtė. Nu va, dabar tai aš sutinku. Dabar gali ir generatoriaus diržą pasikeisti. Reikia, sakai? Ne. Jo, tai tau atreik to gyvatuko nepamiršti. Gal reitų jį atitiest, bet čia vat per tą vietą gali lūžt. Dabar čia laidų krūva laikosi, ne? Paaukšt. Trosas. Trosas reikalingas. Į gazą pajungi. Vin. Tada. Geras daiktas yra. Nu kaip jums Merso lonžeronai? Aš tai sakau uoga. Lygesnių nesu matęs. Tai kaip ir viską išsiardėm, išsiaiškinom, kokių dalių mums reikia. Vis dėlto, kaip sakiau, nusprendėm keisti teliką. Toliau yra dar šiek tiek palankstytų vietų, vat, pavyzdžiui, kaip čia bamperio tvirtinimai, bet čia jau tokias vietas mes atsitiesim. Viskas čia gražiai susidės, o dabar laukiam, kai turėsim dalis, tada ir rinksim. Va. Nu, į ką, blogas kapotas. Ofigienai sueina, tik tais biškį priekį sulinkęs. Eik tu čia. Aš tau sakiau. Va, žiūrėk, tuo išlyginsim. Čia jau nulūš. Nu, kažkas tai tokio, va, kapotą atitėsim. Jaučiu iš bėdos, galėtum ir su tokiu kapotu važinėt. Čia biškį atkaltumėm, atlenktumėm ir būtų nieko, bet vis tiek jaučiu, pirksim kitą ir dabar lauksim kitos dienos. Kita diena, mes vėl garaže, vėl prie Merso, tai gavom pigiai dalių, pasiėmėm prie kabikę, nuvažiavom pasiimt, kaip matot, dalis yra kitos spalvos. Tai dabar mūsų planas šiandien greitai nusidažyti kapotą į rusiukus, nu žodžiu, tas kas matosi. Nusipirkom papigiai dažų, aišku, tie dažai gali būti, kad net netiks, nes palei spalvos kodą net neradom, šiandien sekmadienis yra, nelabai yra galimybė pasidarytų dažų. Bandysim šitos, bandysim su 2 flakonais užtekti ant kapoto ir ūsiukų. Teliko greičiausiai net nedažysim, nes tokia vieta, kur nesimato. Tai kaip ir sakiau, kas mums šiandien lieka, išsiardyti tą kapotą, išsiimti purkštukus šitos, ženkliuką, grotelės, visą susišveičiam ir bandom nusipūst tam, kad rytoj atėję į garažą galėtumėm jau rinkti Mersą. Faktas, kad taip daryti biškį nesąmonė, jau vien dėl tų dažų, kad netitinka kodo, bet mes taupom pinigus, taupom laiką, norim pasidaryti greitai ir greit su to Mersu vėl važiuoti. Tai dabar kimbam į darbus. Būtų negerai tą kapotą nusiverst, reikėjo gal pirmą išsiardytą, ne? Bet tiek to jau.
Eina, savo čia dar ir laidas eina. Jie dar su pašildymu yra, kaip suprantu. Nu, Mercedes-Benz. Gerai, kas čia dar laiko tas gratelės? Niekas. Va tai va. Tokie radiatorių grilsai. Ženkliuką, jeigu gerai atsimenu, kažkaip pasukti reikia. O, viskas. Galim kapotą dėti vietą. Nu va, labai žiauriai nejuda. Nenutrinsimės čia taip jo ant žemės. Nenumesim. Nu viskas. Dabar jisai aišku yra žiauriai purvinas. Reikia bent jau kažkiek apsivalyti, kad neįtrintų dulkių mum. Ir viskas, pradėti šveitimą. Tai viską prieš dažant nusiriebalinsim su White Spiritu. Čia turim balionėlį tokį. Ir turim švitrinio popieriaus P600 ir P800. Pradžiai praeisim su 600, tada su 8, kad būtų tas paviršius toksai kibesnis ir pavyktų mums nusidažyti. Tai kapotas sušveistas su 600, po to su 800, dabar visas murzinas, tai ką mums reikia padaryti, tai gerai nusiriebalinti. Tai dabar pasiemam šluostę, pasiemam White Spirito ir nusivalom. O, nieko nėra čia, jokios propkės. Eiktų, kad atrodo kaip netrinta, ne? Pasimsiu po to dar švaresnę šluostę ir dar kart praeisiu. Dabar tik tais tokį pagrindą. Šitai pečių gal gerai degs, ne? Nedarykite to namuose. Va, nauja, žiūrėk. Nu, čia tau bus quality. Čia kažkoks bubis. Dabar eisim su antistatinė, kadangi turiu nuo kažkurių ten tokių nevykusių dažymų. Tai panaudosim, bus geriau. Dabar jau aplink kapotą čiučiuotkų nešok, nes dulkių prikips. Norėjau paminėti dar dėl ūsiukų, tai kad mes juos nusišveitėm, bet kol kas nedažysim. Pirmenybė yra vis tiek kapotas, nes šiek tiek mažai dažų, tai visų pirma nusidažom kapotą. Jeigu liks, nusidažom ūsiukus, jeigu ne, rytoj dasiperkam dažų ir nusipučiam ūsiukus. Viskas. Dabar jaučiu pasiemam tos 2 balionėlius ir šeikinam. Buvo padėta prie pečiaus, kadangi laukia yra gan šalta. Čia prie pečiaus šilčiau, kad bent kambario temperatūrą pasiektų, nes jeigu jie būna šalti, tai žiauriai spjaudas. Dar ką pamiršau paminėti, kad čia yra akrilas. Tai mums pagal viską kaip ir nereikia lako. Šiaip ir mašina yra dažyta akrilu, nu tai kaip ir viskas turėtų sueiti. Žiūrim kaip purškia. Nepurškia. Yra kažkas uždėta. Va, dabar jau purkš. O Jėzus. Panaši spalva. Derė. Nu tokią didelę dalį pūst su flakonais, tai tik tais bepročiai gali. Nu va. Pirmą sluoksnį tokį. Padedam vėl šilt. Palaukiam, nežinau, kokias 5 minutės.
ir pučiam antrą. Kadangi šitas balionėlis jau pradėjo biškį spjaudytis, o čia negalim taip vertikaliai pūst, tai nusivalom ūsiukus, prisikabinam ir nusipučiam su šituo likučiu. Svarbu kapotas, ane, su ūsai sueitų. Toliau ten sparnai. Irgi nepersistengiam, pasiliksim antram sluoksniui. Kiek mes turim laiko? Dar 3 minutės. 3 minutės galim pašeikinti. Vėl darys montažą, kaip ten muzonas eina. Mėlynas? Ką, ne mėlynas? Mersas irgi mėlynas. Blemba, biški yra reikalų. Čia spaudinėta flakoną, jau biški ir pavargau ir vaikščiot aplink susilenkęs. Bet, ką galiu pasakyti, kažkaip labai blogai dengiasi. Iš pradžio atrodė nieko, tą pirmą sluoksnį, čia čiut pasibarstysiu. Kai jau norėjau taip normaliai užliet, kai jau būtų viskas lygiai, tai kažkaip nelabai ir gaunasi. Arba labai daug dažų reikia išnaudoti. Mes kadangi dabar turim tik tais 2 tokius beveik jau pasibaigiančius, tai jau biški pradėjo širdis mušti. Bet nieko, atrodo neblogai šiaip. Turėtų pradžiūt ir tada pažiūrėsim, gal dar kažkur reikės biški papūsti. Trumpas pranešimas. Kaip ir kažkada minėjome, kadangi pirmukas jau sutvarkytas, atėjo laikas pardavinėti mūsų pilkąjį Kem6. Visą reikiamą informaciją apie mašiną rasite skelbime arba mūsų Discordo serveryje. Taip pat galite teirautis ir parašę mums į Instagramą, o visas nuorodas rasite mūsų video aprašyme. Manau, giliau nevažiuojam, nes į tai čia neprieisim prie to kapoto. Tai dabar yra kitas rytas, kapotas jau kaip ir sustingęs. Aišku, gavosi taip, kaip beveik ir tikėjomės. Šiek tiek debesuota, bet šiaip gan tolygų, kaip iš flakono, manau, žiauriai gerai sueis čia mum. Spalvą pažiūrėsim vėliau, kaip atitinka, nes, reiks prie sparnų pridėti. Aišku, jinai bus tokia labiau violetinė, bet biteris tai tarkim. Kitas dalykas, kas įvyko šį rytą, tai netyčia sulaužiau ūsą. Ūsiukai buvo jau nudažyti, bet aš blemba nepagalvojęs. Garažo vartus atidariau ir čia taip paukšt. Gerai, kad turėjom dar vieną sveiką, tai nupučiau, bus gerai. Tai dabar toks planas, Mersas jau privarytas. Nusiimsim seną kapotą visų pirma. Ir po to žiūrėsim, gal netgi iš karto dėsim kitą, tiesiog prisisuksim ant varžtų, kad būtų vietoj ir po to jau ten surinkinėsim visą kitą. Tai dabar bandom atsisukti varžtus ir nusiimti seną. Okei, eina savo, kiek čia reikalų. Kaip neprisilies čia prie visokių ūsų dabar pridažinėtų. O, iškutę mes turime. Dabar mums reikia tik tą šlangą. Šitaip užmaukšlinta bus, aišku. Opa! Turim. Tas laidas. Eik savo čia pas tave kitaip jaučiu yra negu ant to. Bet jeigu eis abudu tavo sveikus ištraukti ir pajungsim. Aišku, gali būt, kad čia tau nieks 100 metų jau nebeveikia.
Jo. Nulūžo. Nu va. Jo, mes jeigu tą kapotą užsidedam, iš karto vietos daugiau garaže turim. Gal ir verta. Manau, kad jisai ten jau apstingas normaliai ir neatsilups tie dažai ten. Aišku, oras toks nelabai dažymai, bet ir mašina tai. Tai kapotas yra jau biški prikabintas į vietą, tai dabar gal netgi susidėsim iš karto tos apiplovimo purkštukus, tik tai greičiausiai nedėsim to pašildymo, nes iš tikrųjų galimai jisai čia net neveikia. O čia tos laidus tampyti, čia vedžioti, čia nukirpti yra, čia reikia tos anuos įkišti. Žodžiu, nesiknisim, padarysim, kad valytų langą ir viskas. Tik priliečiau. Viskas. Reikia dabar purkštukus iš karto sumauti, susirasti 2 sveikus. Ta laida. Paukšta, ne? Ups. Nelend. Nu, tas šlangas čia maišo. Va, viskas. Čia dar galim dangtelius uždėti kažkokius. Gal kol kas nedamgi, nežinom, jeigu pradės leisti. Vėliau susidėsim. Gerai. Pažiūrim, kaip jisai čia performina. Bet palauk. Dabar, jeigu darysi taiklius. Teisingai. Nebent groteles nori susidėti, bet irgi jau čia gal. Vėliau, jo, paliekam dabar tą kapotą atidarytą. Atsisukam čia, tiksliau nusikirpam zateškes. Pabandom šitą atsitiest. Nes kito negavom, tikėkimės nelūš ir viskas bus gerai. Ir tada jau toliau viską rinksim, dėsimės teliką nedažytą, radiką, ir taip toliau ten viską. Ant kojikės, o taip. Puikiai, labai puikiai. Čia toliau prisitaikysim jau. Galim dėti televizorių. Tik reiks gal tą nusisukti. Bet čia vėliau, kad radiką įkišti. O tu jį buvai nusukęs iš jūs, ne? Ne. Ir išsiėmė radikas. Jo. Ai, tai gal net nereiks. Man kažkaip nerealiai atrodo, kad jisai čia turi lyst kažkaip. Šiaip ir kitoks biški radiatorius ten buvo, bet... Bet gal tiks, ne? Bet turėtų išeiti. Nu va, panašiai. Šitą atgalios. Oi, gera mašina. Dabar prisitempia, atsukam. Čia dabar buvo lyginimas. Dabar bus prisukimas. Va. Nežinau, suku pagal žymės. Kaip yra palikta ant to teliko, taip ir bandysiu prisukti. Nes čia gali biški prieki, biški atgal. Nu va, viskas telikas vietoj, neskaitant dar šito sutvirtinimo. Nežinau, čia gal reikia pabandyti jį įdėti, vis kažkas. O čia va toj vietoj nesilankstys. Nes čia vis tiek yra spyna, tai reikia to sutvirtinimo kažkokio. Jeigu čia nieko neis padaryti, tai tiesiog, nežinau, su bluso kokią prisuksiu, vis tiek bus tvirčiau. Persigręšiu čia porą skilučių. Čia, manau, niekam nemaišys. Jo. Nu kodėl? Nu va. 2 skylutės, galėsim kažką įsabačinti. Kažkaip panašiai, vat, prisukam.
Ne. Nesąmonė čia darom Nu, tai vyrinam ir viskas. ant dažų. Iškart zzz. O svarbu bus tvirtai. Biški čia parūks. Aišku, galim sugalvoti ten kitokių metodų, bet man dabar kas šauna į galvą, tai privyrint. Čia jau bus geriau negu buvo. Nerodyk čia tų suvirinimų, juk negražiai gavosi. Tai ir viskas, dėsim radiatorių. Kondiškis radiką paliekam ar nusukam. Galim nusukti iš tikrųjų. Kaip tu paprasčiau, aš nežinau. Paprasčiau nieko nedaryti. Tai ten tada viskas. Na gerai. Bus tvirčiau. Čia tikrai jisai įsidės. Bliamba, tas ortakis ten dabar trukdo. Aha. Ką daryt? Žemiau turi būti. Jo, vis dėlto atrodo, kad reikia atsisukti teliko viršų, nes jisai turi biškį įlystas radikas čia į tą vietą, čia užsimauna tokie laikikliai. Nu ir po to reiks nepamiršti pasijungti spyną, nes čia po to nebeprieisim gal. Eik, na. Nulūžo. Va. Taip. Kaip čia buvęs. Čia irgi. Bliam, kai čia lievai viskas sukasi, aš negaliu. Nu, dabar patrauksi. Nu, varyk. Gerai veikia. Galėsim jau ir kapotą užsidaryti. Tikrai, kad gal pavažiuot. Jo, tai neskubam. Gal įsidedam dabar lempas. Oi. Dabar nesukam kol kas. Įsidedam kitą. Nu, va, dabar gausi eit pajunginėt. Gerai, gabaritai. Veikia, Trumpas. veikia. Priešrūkai. Priešrūkai dar Junginėjau dabar. nieko nevyksta. Gerai, o ilgas? Ilgos veikia. Tai lempas šiaip įsimetėm, susidėjom lemputės, tai neveikia tik tai priešrūkiniai, bet gali būti, kad netgi užvest mašiną reik, bet čia vėliau susižiūrėsim. Tai dabar prisisuksim lempas jau pilnai į vietą ir tada rinksim toliau. Nėra kaip paimti jį ir pasukti. Nu, laikus. Ai, nu atkėlęs viršus biški. Bet šiaip tai laikosi. Manau, bus gerai. Niekur jisai nedings, taigi čia negauna to tokio laužimo žiauraus. Tai va, prie Merso dabar yra tokia situacija. Sudėjau lempas, sudėjau posūkius, ūsiukus, difuzorių, pareguliavau šiek tiek kapotą, užsidėjau plastikus, užsidėjau grotelės, atidarimo visą mechanizmą, susižiūrėjom, kad atsidarytų, užsidarytų. Tai dabar kas mums liko, tai prisidėt bamperį normaliai, čia tik šiaip užsimečiau, gali būt, kad reikės tas auselės šiek tiek palankstyti.
Aišku, reikės kampus kažkaip sugalvoti, kaip pritvirtinti, nes ten šiek tiek yra palūžę. Ir liks tada įsidėti čia vieno ar tokiuką dar prie filtro dėžės, užsipilt antifryzo ir tada jau galėsim daryti test drive. Tai dabar susitvarkom visus reikalus su bumperiu ir toliau viską tęsiam. Bliam, kaip taip padaryti? Ui! Vos nevirtau. Reik, manau, prisisuk dabar šitos varžtus 4, įsidėsim grotelės, nu ir tada su tais kampais kažką subursim, taip pat kaip praeitą kartą darėm. Kodėl neina? Gal šitas irgi biški yra. Kad ir vat šitaip. Ir tai geriau atrodys. Dėl šitų siukų po lempam, tai yra toks niuansas, kad jeigu yra prefelo lempa, tai turi būti ir prefelo ausiukas. Tai čia vienas netiko, taip labai durnai užsidėjo, reikėjo biškį jį pakarpyti. Bet, neturim kitos išeities, nes tą vieną sulaužiam, tai kokį turim, tokį dedam. Tai va, dabar reikia išsispręsti su tais kampais kažką. Aišku, čia biški šitoj vietai negražiai gaunas, nes matosi. Čia yra toks geras gabalas išlūžęs bumperio. Gavomės kitą bumperį, bet tas bumperis yra kitos spalvos, irgi palūžęs kampas ten, žodžiu, tai bent jau šito nereik perdažinėt, nieko perkelinėt ant kito, tai kol kas važiuosim su tokiu. Labai per lengvai čia įėjo. Vat kažkas tokio. Gerai bus, kaip manai? 100 metų čia. Na ir gerai. Mane jau nervuoja biški. Tokios chaltūros. Va. Kampai pritvirtinti, centras pritvirtintas, ko daugiau reikia. Kažkai kaip atrodo dabar uždarius. Vos ženkliuks neiškrit. Pusė velna toks biški kaip ir atsišviežinęs iš viršaus žiūrint. Apačioje viskas sena. Kas mums dabar liko? Svarbiausia. Įsidedam ortakį dar vieną ir tada pilam antifryzą. Šiaip ant kameros labiau matosi ta spalva kitokia negu realybė iš tikrųjų. Vien tas, kad jisai švarus dar labai. Tai apsipurvins bus tas pats. Kažkiek to gryno oro, kaip sakant, gausi. Bus gerai. Dabar antifryzas. Gal atsidarom vėl kapotą. Antifryzas tai bus naudojamas tas pats. Pasimatavom, jisai ten nėra kažkoks praskiestas. Tiesiog reikia su kažkom prasifiltruoti. Mes darysim ūkiškai per kokį nors merlių ir bus gerai. Nosinaitė. Puikiai tiks. Gal netgi per daug žiauriai čia bus. Jaučiu ilgai bėgs. Per tokią figieną filtrą. Užsiknisau jau. 2 hours later. Jo, jeigu būtų aukštesnis mersas, tai būtum sulindęs į bagažniką. Jeigu būtų žemesnis mersas, būtum pakėlęs Škodą nuo žemės. Jau 2 valandą filmuojam, kaip pilam. Pagalvokit jūs, kiek mes stengiam. Va, tai su visom nausėdom. Va, kaip matėt, ženkliukas biški sujudėjo. Kol kas paliksim taip, dabar su mersu kažkur toli nevažiuosim, nepamesim. Vėliau kažką prigalvosim, gal kokių klijų šausim ar kokią dvipusę juostą ir gerai laikysis. Dabar užsivesim mersą ir išsivarysim iš garažo. Eik, tu ledas. Jau. Pažiūrim. Dienos šviesoj. Biškį pagailėjau dažų matau. Vienoj vietoj. 2.
Bet spalva kaip ir plius minus. Biškai apdulkės, pro žvyrkelį pralėksi, bus, ledas. Vienintelis dalykas, dėl ko gaila, tai dėl to bamperio viršutinės dalies, kad yra iškasta. Šiaip tai turim kitą bamperį pasidėję, galimai ta viršutinė plasmasinė dalis išsijama. Gal padarysim kokį laivą, nežinau, gal bandysim kažką suchaltūrinti, bet čia pažiūrėsim. Tai apibendrinus visą šitą chaltūrą neblogai gavosi. Aišku, buvo tam tikrų niuansų, čia, kaip ir sakiau, dėl bamperio biški gaila, dėl spalvos, bet šiaip iš esmės viskas gerai. Išleidom ant dalių gal apie 135 eurus, ant dažų dar kokį 30, tai va, tilpom į 200 eurų drąsiai, su visais kamutais ir panašiai. Tai iš esmės kaip ir viskas pavyko, o dabar baigiam chaltūras ir turbūt susitiksim kitame video. Čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalą, taip pat užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video. I've been making moves and they hard to tell. Acting, yeah, I did it on kiss and tell. Any hatin', I'ma wish him well. Got it out the mud, but I never dwell, dog.